Kažkom kur pavalgyti. Patiko ir aš dabar užsakiau ant... Šiandien tarakoną savo hatui užmušėm. Žiūrėk. Nori bomž pakio? Gandau. Toks šiklynas. Nori paragauti? Bet su tokiu žmogumi aš gyvenu. Labas rytas, tai mūsų pirmas rytas Danange. Šiandien yra naujieji metai. Jau vakar visi šventė, buvo labai graži šventė, bet mes nenuvarėm iki miesto. Mes va čia buvo mūsų gatveliai ir pasižiūrėjom pervertus iš mūsų rooftopo. Mūsų labai aukštas namas, po 5 aukštų. Tai labai buvo gražu. Čia biškutį šalčiau, tai aš jau šiandien su kelnytėm. Protectionas 20 000. Atvarėm nuomotis baiką. Mes žinokit, jau gal 10 minučių vaikštom ir bandom rasti baiką, bet mums nepavyksta. Ten vieta, kur aš jums rodžiau ir kur parašyta buvo no driver license needed. Žiauriai juokinga, nes šiandien nelegalu. Žodžiu, kad pas jį nebuvo baikų, jau viskas, žodžiu, done ir beveik visur taip yra. Ir dabar, kur praėjom gal 3-4 vietas, tai nėra baikų, bet dar dėl to, kad šiandien yra naujieji metai ir šiandien yra gal nedarbo diena daugelim. Mes užtaikėm žiauriai blogų metų. Visų pirma, nėra baikų nuomai, visų antra, taksų kainos belenkokio dydžio, visų trečia, beveik pusė parduotuvių ar kažko nedirba. Nu ir žodžiu, tai užtaikymas naujiesiams metams nepasakyčiau, kad buvo labai wow experiences. Jaučiu, va, pasimsim va tokį va, paprastutį. Nėra tipo telefono holderio, kas nėra labai gerai, bet bent jau kažkas, nes čia vienintelė realiai parduotuvė, nu, ta rental vieta, kuri dirba ir dar lietuvis sutikom, paplėpėjom, pabendravom. Jis sakė, jo, čia dar visai gera kaina. Tie šalmai yra tiesiog dėl grožio. Iš tikrųjų niekas labai neprižiūri jų. Atvarėm į va tokį zavalą. Nežinau, ar čia gera idėja. Toks šiklynas. Žiūrėkit, kokie mangai dideli. Čia suprantu, kažkas čia pamyžo? Čia kažkas pamyžo? Tai čia tiesiog toks šuduva, tiesiog viena didelė šuduva. Aš su jumis sveikinuos pagaliau iš maisto. Mes atėjome į vietinę kavinutę. Kodėl mes einam į vietinės kavinės, nes čia yra žymiai pigiau. Pavyzdžiui, šita sriuba kainuoja čia tik tai 1,20 €. Tada mes dar pasiėmėm fried rice chickenų, tai kainuoja 2 €, man atrodo. Vos neišpyliau. Beje, žiūrėkit, kaip mums gamina maistą. Ir va čia va toks vaibas. Bet visam mieste dabar mes pastebėjom, Danange yra tiesiog žymiai brangiau ir tas pats dalykas kainuoja 2 brangiau nei saloj, nors žiauriai keista. Bet aš manau, čia dėl to, kad mes tuo metu buvom downtown'e realiai. Dabar mes biškį nuėjom ir atėjom visiškai vietinę kavinę, bet mes matom, kad čia labai daug sėdi užsieniečių, tai tada supranti, kad bus gera kokybė. Jeigu rimtai valgydama biškutį dabar jaučiasi kaip indijai, nes visi aplinkui pypsi. Belenkaip gamina valgyt. Labai garsiai, labai karšta ir dar vaikšto žmonės, kurie bando kažką servinti. Čia atėjo man tokia sriuba, skani turi būti ir čia ir chicken po, nu kaip ir vis matėte, šį laiką tokį ragauju. Jinai tokia clean broth, žiauriai matos, kad švariai padarytas, geras. Biškis nuojasi gerai. Kol kas ne. Ignas visur kiša soją, absoliučiai visur. Čia žiauriai skani soja. Net į kiaušinienę. Gal jinai chimozna dėl to, bet nežinau. Šitas restikas turi skirtingas kainas, tipo turi daug meniu, bet ten skirtingų meniu skirtingos kainos. Tai, kurį mes žiūrėjom, pas mus buvo Mišelės riba 5, tai ten 1,20 € ir mano ryžiai šiam. Ja. Aš einu ten, jis man uždeda ten kainą 100 kiam, nu tipo žymiai brangiau negu mes turėjom. Aš taip žiūriu, vieną meniu, žiūriu, mano ryžiai 110 kainuoja, o ne šiam. Nu ten tų 1000. Ja. Ir aš taip, what the fuck, ir aš jam sakau kitą meniu, atnešiu, sakau, va, 60 ir tipo 5 ir jis aš, okay. Eina sau. Tai jie tiesiog duoda skirtingus ir žmonės atsėda, ten užsisako brangiau, ten užsisako pigiau. Realiai. Taip pat tiesiog užeini, prasieini, visų meniu pasižiūri, o čia geriausia kaina. Realiai. Ir pavalgai už tą kainą. Čia nenormalu. Jo, insane. Nu, neatsisuksi, negyvensi. Pažiūrėkit, prašau, į va šitą va šeimyną. Atvarėm į pardę visokius snacksų, jau iš tikrųjų viską paėmėm, mes realiai tik paėmėm labai nedaug, tiesiog biškutį, kad turėt. Ir čia va yra visokių, ieškom kokoso, bet neradom, kaip sės. Nu ką, labas vakaras, žinokit, šiandien diena visai trumpa, man atrodo, aš jums daug ko nefilmavau, nes galiausiai mums nepavyko apsišopinti, nes dėl to, kad naujieji metai pusė dalykų nebedirba. Čia yra namas, kuriame mes gyvenam, toks va, matot.
Tai šitas namas yra žiauriai aukštas, 5 aukštų, ten veiklos belenkiek, aš dabar užstačiau skalbimą, ten yra baseinas, ten yra... Veiklos belenkiek užstačiau skalbimą. Nu, tiesiog, kad tipo, ten labai didelis namas. Ir mes važiuojam į McDonald'ą. O ką dar daryt? Atėjom į jų maką, čia kažkokie, pažiūrėkit, jie turi Korean barbecue. Įdomesnio dalykų. Čia yra... O kur yra dylai visokie? What the... Rice, Ignai. Ignas visur prašo ryžių. Labas rytas, mėlyjeji. Dabar dažausi. Dabar yra jau po 12, man atrodo. Mūsų čia režimas, žinokit, visiškai... Nope, labai blogai. Ir mes tiesiog einame kokią 2-3 ir keliamės 10 kažkur. Dar aš biškį ryte padariau reikaliukų su social media, tai man užtruko, žinot, kai tiesiog darai ir tada nepastebi, kaip jau prie 2 valandas. Tai žodžiu, tai vat, dabar darausi greitą tokį makiažą. Oi, čia normalu, kad kažkas varva tiesiog iš viršaus. Tiesiog man pastovi ant piršto kažkas užvarva, bet man atrodo, kad čia yra kiauras vamzdis ir gal reiktų apie tai pasakyti tam, pas ką mes nuomojamės. Nes man atrodo, kad čia negerai, jeigu tai vyksta. Labai laiku, aišku. 2 diena mūsų atvykimo. Puiku. Dar žiauriai juokinga, kad prie šitos šviesos iš viršaus aš atrodo, kad aš esu be antakių. Bet aš turiu antakius. Žodžiu, aš dabar jau taip minimaliai pasidažiau, bet taip labai paprastai. Aš realiai labai nedaug dažausi čia. Nes aš tiesiog noriu, kad būtų kuo natūraliau ir kuo mažiau dalykų ant veido, nes labai karšta. Ir automatiškai tiesiog nėra gerai odai. Man atrodo, turėt daug priemonių. Pažiūrėkit, koks gražus vaizdas pas mus pro langą. Kalnai. Ten jau namas, bet ten nesimato mum. Vonia. Labai vaibas. Ignas tai užsimaskavęs kaip vietinis. Nes jie vietiniai va tai važinėja su hūdžiu. Jo, tik aš išduodu labai stipriai. Aš išduodu, nes aš esu visa šviesi. Čia visokių yra kaukyčių, tai pasiėmiau va tokio va kolageno, kainuoja 80 centų. Čia yra pilna visokių kainų. Pigiausios, matau, čia yra po 10-20 centų, bet aš kažkaip jų kokybę labai abejoju. Bet nežinau, gal rais kokius paimt, dar kaukytę kokią. Nes šiaip kiek žinau, kad tipo pačios azijietės jos daro kažkokį ryžių dalyką, kad jie žodžiu ryžius pamirko, sutrina juos pilnai ir tiesiog tepasi tokia kaip kaukė darosi. Čia dabar noriu pasižiūrėti dar kažkokių labai populiarių brandų čia ir sulyginti kainas. Kol kas aš nesuprantu, ar čia pigiau. Mes atvarėm į korejietišką restoraną, tokį va vadinas Doki. Tai čia yra unlimited maistas, tu pavyzdžiui sumoki 100 pm BND. 100 pm dongų yra kažkur kiek? 5 eurai. Už 5 eurų žmogui gali valgyti tipo neribotai, bet ką dėtis. Čia švediškas stalas, sakykim. Jo, tik tai korejietiškas ir plus, kad pamiršau ką dar. Ai, kad tu turi suvalgyti viską per 1,5 valandą. Žodžiu, tai čia mums jau kepa aliejus belenkai. Čia normalu. Bomšpakis. Nori bomšpakio? Realiai reikės, kurį tu iš šitų makaronų norėtum Ignai įsidėti? Aš noriu matų tamsesnių, jie skaniau. Šitų jo, bet jie nebus aštrus. Nemanau, kad makaronai gali. Ir čia tu gali įdėti, ko čia, pažiūrėk. Čia fainta gal. Fu, aliejų guli, tiesiog išmirkyti kažkokie. Vyksta boilinimas, prašau, pažiūrėkit, jau pradeda boilintis. Mes vat iš ten, bet ką turim, čia biškį užkandukų dar pasiėmėm papildomai. Aš pirmą kartą ragavau korejietišką virtuvę, tai pas mus Vilniuj, Gogi Gai, tai labai patiko. O čia jau yra visiškai kitas vaibas, nes čia realiai, toks tikras korejietiškas, į mane dūmai tiesiog eina. Tikras korejietiškas vaibas, nes tiesiog, tipo, tu boilini viską pats susirenki ir tada viską pasidarai valgyti. Tai tipo žiauriai faina, kad ir man patinka kaina, 5 eurai. Kur tokios kainos? 5 eurai? Žmogui, bet čia gal mažai, bet mes žiauriai, mes čia unlimited drinks turim, unlimited užkandžiauti, tiesiog valandą 30 mes turim, per valandą 30 mes turim viską pasidaryti, ir čia išeit. Tai va. Tai tu čia šitą ragavai? Aš, jo, šitą jau ragavau irgi.
Čia yra rice ball, jis sako, kad čia yra visiškai ryžių kažkoks dalykas. Labai skanu, bet čia kaip su bulvėm. Kaip bulvytės studijai. Šitas yra žiauriai skanus, jo skonis yra kaip kažkoks padažiukas su biškis saldėsio. Žiauriai gerai. Aš labai nustebus, kad prie mūsų sėdė po kairę vaikai, kurie patys gamina savo valgyti. Mes su Ignu biškį esam nustebę, nes pas mus nemanau, kad vaikai ateitų ir gamintųsi savo sirbytę. Po mokyklos. Labas vakaras, sveikinuosi aš su jumis iš kavinutės, aš jums toj parodysiu, ką mes užsisakėm, bet aš norėjau papasakoti dar, mes žodžiu, po visų šopinimuose, aš jums viską parodysiu rytoj ryte, arba vakare, nežinau dar. Kažkas rūko ir man tiesiog viskas į gerklus nuėjo. Gal valandą laiko mes ieškojom kavinės, kur mes galim išgerti kavos, dabar yra aišku po 7, tai gal dėl to. Bet mes žiauriai norėjom kavos. Aš asmeniškai belenkaip norėjau kavos, nes mes negėrėm šiandien visą dieną jos. Ir aš norėjau skanios kavos. Ir bet kur, ir prikolas. Žodžiu, mes va tai valandą važinėjom ir radau aš kavinę. Čia žiauriai jokinga. Aš radau kavinę. Ateinu, ten vietinė. Tai aš jau galvoju, blemba, kad jie turės kapučino mažą tikimybę. Nes, jie turi savo tas vietnamietiškas kavas, bet jos nėra labai wow skanios. Ir aš ateinu, sakau, tipo, ar jūs turit kapučino? Sako, ne, mes turim tik kavą. Aš sakau, tai kapučino ir yra kava. Tipo, galima. Ir tada jos pagooglino ir sako, jo, tokią turim, bet... Aš pagalvojau, kad jos tikrai nežino, kaip išplakt pieną, nes jų kavoj jie neplaka pieno. Jie tiesiog, jie geria užpilamą kavą, kuri tirpia. Tai žodžiu, tiesiog dingsta ir visiškai toks skonis, jūs turbūt žinot, tirpios kavos skonį, čia biškai kitaip. Žodžiu, ir dabar mes atvarėm, pažiūrėk, tokią kavinę. Čia yra mūsų 2 latės ir aš dar paimu kažkokią bandeliušką. Šitas kavos kainuoja po €1,50, aš paskaičiavau. O mano šitas kruasanas 20 000, tai čia kiek? Kažkur 8 centų mano šitas kruasanas kainuoja. 6 centų. Kaviniai, kuri yra žiauriai tokia... Koks čia tau vaibas? Toks... Tokia rustic. Kokia? Oldschoolinė padaryta. Jo, oldschoolinė, grinai. Ir čia belenkiek žmonių, visi rūko, čia galima viduje rūkyti. Geria kavas, geria gėrimus, bet labai jauki ir labai fainai ir čia labai vaibas. Žodžiu, tai mes einam gert kavą ir jau grįšim namo dirbti, nes reikia dirbti. Pažiūrėkit, draugelė atėjo. Opa, namučio nuvarė. Dar yra toks dalykas, jie kažkodėl visi savo verslus turi savo namuose. Tipo, tu gali praeit, pavyzdžiui, kažkur, nežinau, tenai, tu atvarai kavinę, jo? Ir pirmam aukšte yra jų, taip prasme, kavinė ir toliau praeini ir yra jų miegamasis. Labas rytas, mėlyjeji. Žiūrėkit, su kokiu vaizdu aš sveikinuos. Taip, mes keliaujam, nes mūsų kavinė yra va čia va. Mes gersim kavutę, pabandėjau savo, nes tikiuosi jau dirba, nes man jau užnisa, kad realiai 3 dienai mes negalim normaliai rasti kavinių, kur galima ramiai papusryčiauti arba gerti kavos. Čia yra valandomis tiesiog ieškam dažniausiai. Ir va taip jinai labai mielai atrodo. Čia realiai mes pas kažką namuose tiesiog sėdim. Mes jau gavom mūsų kavutę. Čia yra 2 kapučinai. Ir čia yra arbata, kurią jie duoda dažniausiai šaltą. Aš jums kartais vlogę prieš tai rodydavau. Žodžiu, duodavo mums šaltą, o čia davė mums karštą šitą arbatą ir labai skani. Man jinai yra pam, Ignai yra labai skani. Mes užsisakėm labai įdomų dalyką, nes mes pusryčiam dažniausiai valgom sūrį, o dabar mes užsisakėm krem briulė ir tiramisu. Ignas ragauja jau jo krem briulė. Ir sako, kad kremas visai normalus, jo? Labai skanus, tik tais nepadarytas kažkodėl, čia biški to cukraus, neišlydytas visas sluoksnis cukraus, kurį taip, žinai, pramušė ir tada valgai. Kaip tiramisu. Skanus, tik sakau, jų kakava yra kitokia. Šiandien tarakoną savo hatai užmušėm. Ja. Bet aš nebijau tarakonų, tai man nebuvo panikos. Tiesiog tokia atidariau lentyną, bičas tiesiog bėga per visą. Bet jisai buvo nedidukas. Palyginus, kokį mes maltai matėm. Tai... Ten parinkti laidai kažkokie vidurį į sieną. Ir ten, tipo, kai atidarai stalčių, į sieną skylė yra. Šiaip matosi, čia daug tokių skylučių yra padaryta visokių nesąmoningų, nesandarių. Ir palibomai ten ne tik šitie bėgioja. Ten visokie vamdinčių
vorai kokie. Tobula. Žodžiu, mes grįžom namo trumpam tiesiog ir pasim porą daikčiukų, kompus ir varysim žiūrėti labai gražios statulos ir su jūsų mini istorija. Ir dar aš norėjau padaryti mini haulą, nes tiesiog aš vakar buvau su Ignu supermarketą tokiam, Go Da Nang vadinasi, ir ten tiesiog galima visokių daikčiukų nusipirkti. Aš pasižiūrėjau, palyginau kainas ir su tais vietiniais marketais. Tai žodžiu, pirmas dalykas, ką nusipirkau, tai va tokius marškinėlius. Jie yra labai paprastučiai tokie, kainavo gal 5 eurus, bet tiesiog aš norėjau jau kažko šiek tiek naujo ir nusipirkau dar tokius dalykus. Tai pirmas dalykas yra tokia kaukė plaukam. Čia realiai man labai padės atstatyti plaukus. Ir va tokia va kaukė irgi plaukam. Ir čia gal po 5 centų kainuoja, bet aš čia to paklausiau ir sakė labai geras. Ir paėmiau dar kaukę plaukam tą žymėją, kurią turbūt daug kas žino. Tai va tokia va kaukytė kainavo 5 pem. Aš manau, kad čia labai pigu. Aš nežinau tiksliai, kiek Lietuvoje kainuoja, bet man atrodo tikrai ne 5 pem ir ne 6 ir ne 7 eurus, bet gal aš klystu. Bet aš tiesiog man reikėjo tokios kaukės, aš norėjau išbandyti ją, aš norėjau padaryti gal kažkokį video su ją žodžiu arba savo review padaryti. Tai dėl to aš labai norėjau šitas kaukės ir man pavyko ją rasti už labai gerą kainą. Kaip grabo vairuotojas iš viso. Dar tai žvengiu, nes vienas vaikas pas mus, kur gyvena, tiesiog visą laiką sėdi prie teliko, žiūri teliką ir taip žiūri, kad visiškai yra... Kaip tai visą laiką sakai? Nu, jis visiškam transė, mes praeinam ir jis tiesiog mūsų nemato. Tipo, mes per jį praeinam ir jis taip teliką toliau žiūri ir jis net nesidikstrektina sekundį, kad taip, žinai, pažiūrėt, o mes, tipo, ir toliau žiūrėt. Čia yra žvejų rajonėlis. Ir pažiūrėkit, čia tipo jie sustato visą savo tas mini valteles, kur aš jums rodžiau. Ir va čia va jie žvejoja. Ignas man pakuoja šitą, nes pradėjo lyt tiesiog. Tas bičas tiesiog šneka tą patį per tą patį. Batmau. Mes atvarėm į vieną didžiausių statulų Vietname. Ignas va nupieštas čia. Visiškas. Žmonės galvoja, kad bežinytis yra koks mielas dalykas. Prigulė bičiai. Žiūrėkit, kaip mielai mergaitė pamantkinau. Jėtus. Vėl nusiimt batus. Kai čia 1000 žmonių vaikšto. Kaip iš vidaus atrodo šitą šventyklą. Aš žvengiu, nes Ignas ieško beždžionio. Galiausiai beždžionės radau aš. Kolumbijoje, nu ten Amazonės džiunglėse, tai vietiniai tie, kur ten dar labai daug genčių gyvena tose džiunglėse, tai jie valgo beždžionės. O, faina. Jie vaikšto, nušauna su lanku ir iškepa. O, faina. Jie valgo vėžlius, beždžionės, žuvis visokias valgo. Ir sako, džiunglėse, Amazonės džiunglės, kas skaniausias maistas, tai yra piranija. Tai buvo vienas skaniausių mėsyčių. Kita valyti. Tipo, beždžionės taip socializuojasi. Ir čia parodo respektą ir, tipo, jeigu tu pešioji kitą... Ir, tipo, jeigu tu pešioji su ten vienu šitu, tipo, jeigu kitas ateitų, tai jų ten gali būti susipažinti. Opa, nepatiko. Šis bičas duoda šiukšlės, kam jie duoda? Šitas tai yra main characteris. Pažiūrėk. Jinai užpuolė tą bičą, matei? Labai dažnai užpuola Tailande, tikrai ne vieną kartą, su įdrėskimais ir taip toliau. Sakau, jos tai puola veidą, jos akis, ausis, jos gali plėšt plaukus, o kodėl būtų veidą? Gali akį iš tavo tiesiog su nagais. Nes žino, kad čia jautriausias vietos. Realiai vaiką puola. Bet aš pastebėjau, kad jau antrą vaiką puola, ne suaugusius, o vaikus. Nes jie gal mažesni. Žino silpną vietą. Nu. Ir žino, kad jie dažniausiai turi skanumynų. Man žinokit patinka beždžionės stebėti. Aš galiu beždžionės stebėti visą dieną. O kas gorilas, tai išvis. Jos tokios įdomios man, ką jos veikia, ką jos galvoja. Štai tiesiog dabar taip šokinėja. Žinai, šitas tai dar mažas gorilas, tada kai jinai akrobatė. Opa. Kas maisto gal laukia, tipo. What the... Realiai. O ką čia reiškia? Normalu? Jos gimšė gal kokia. Gal jos deguonį kokią traukia, jos tipo kvėpuoja biškį. Ne, bet jos visos į vieną pusę, žiūrėk. Tipo visos tenai va, į tą pusę. Mes čia to paklausėm, Ignas irgi jau šitą buvo sakęs, kad tipo
arba vienas dalykas per mažai deguonies joms vandenyje, jo, ir jos tipo visus bando čia taip jo gaut, arba minta. Nu, tipo, tikisi maisto gal, nes čia yra visai... Arba nuo medžių krenta visokios, čia nuo medžių, grinai jos visus po medžiu. Nu jo, bet keista, kad jis visus į vieną pusę vienu metu žiūrėjo, nu, aš jums rodžiu, o dabar tai jau pradėjo judėti. Nu, žodžiu, tai va toks įdomus irgi faktas. Vakar ieškom kavos visą dieną, šiandien maisto. Kavą jau radom, liko pavalgyti. Tiesiog viskas uždaryta beveik, o mes norim vietinio maisto. O gal važiuoti tą, kur mes valgėm, žinai? Kur mums bandė apskeminti. Kaip manai? Čia realiai yra mano kavos expectation, pažiūrėkit. Ir tada reality. Matosi pagal spalvą, kad... Taip. Engi iš jų staliukų, pažiūrėkit. Kėdutės tokias fainos tipo ir staliukai. Užsisakiau kapučino, Ignas nuvarė į parduotuvę, aš kalbas tai atsisėdau vietiniai kavinutei. Nu, tiesiog taip, čia yra realiai gatvė ir labai daug kavinių. Ir aš planuoju dabar šiek tiek padirbti. Pasiėmiau dėl to kompą, nes, žodžiu, bus reikalų sprendimai visokie. Žodžiu, kol dirbu jau ir atėjo mano kavytė. Žiauriai miela. Man jie čia žiauriai skaniai daro kavą. Tikrai skaniausia kava, kurią esu ragavus, nes irgi ateini visą laiką ir visą laiką bus skanu. Visą laiką. Nebus neskanu. Tai labai patinka. Ir už eurą 50. Mes pasiėmėm savo kebabų, atvarėm į prie paplūdimio, žodžiu. Čia čilinsim dabar ir valgysim. Nu, pažiūrėkit, kaip čia gražu. Mano batai kažkodėl žiauriai dulkėti. Čia turbūt dėl to, kad tenai labai dulkėta. Taip atrodo mūsų kepyklėlė, kurią mes radom, tiksliau pusryčių klubas. Čia, žodžiu, yra visokių atvirukų, visokių fainų, kurias tu gali nusipirkti šitoj kavinutei. Ir jeigu nori kažkam padovanoti. Čia kažkoks dalykas, nežinau kas. O, rakpakabukai visokie faini, va. Gerai labai atrodo, va, pažiūrėkit. Nu, ne, šitie tai nelabai, va, šitas gal neblogas ir va šitas po 2 eurus. Man žinokit, žiauriai patinka šitie puodukai, pažiūrėkit. Kavutė iš va tokių va gerti ryte, tai vaibas. Antrą kartą užsisakiau savo strawberry matcha, nes man žiauriai patiko tada praeitam vlogė, kur sakiau, rodžiau. Ir dabar užsisakiau antrą kartą ragausim, ar tai tokio pat skonio. Kaip debilai, visiškai debilai. Žodžiu, aš norėjau pasakyti, kad aš nesu ragautoja kažkokia tipo, dažniausiai Myglas žino, kad aš neragauju šiaip tokių dalykų, kaip tenai naujų. Ir aš dabar praeitą vlogą rodžiu, kad aš sakiau braškinę matchą paragaut. Ir man žiauriai patiko ir aš dabar užsakiau antrą kartą. Nėra nei wow šita, ta buvo žymiai skanesnė. Prašau. Čia pala, 2 vienodi, jo? Vis paplėtkim kažkokią. O, mes važiuojam vėl valgyti korėjietišką maistą, nes mums belenkai patiko tenai. Tikiuosi, jūs mane gerai girdit, nes mes dabar važiuojam. Ir aš pagalvojau, aš niekada nefilmavau iš vaiko. Ką tik vos nenukritau nuo vaiko. Jos, o, va, pavyzdžiui, prieš dabar važiuoja. Čia taka, šalmas, va taip, va, tiesiog man. Protection 130 000. Laukiam maisto. Eiliai. 20 valandų. Ir esame vieni užsieniečiai. Visi kiti čia yra vietiniai. Mes esame egzotika. Bet jeigu jūs norit, nesijaučiat pakankamai žinomi arba jums trūksta dėmesio, tiesiog važiuokit į šalį, kur mažai užsieniečių ir visi jau tai važiuos jūsų. Ir dar apkalbinės visi. Ir matos, kad apkalbinėja, bet labai juokingai, nes taip pamatai pasiekti. Dar atėjo vienas vaikas su manim pasisveikint, kaip su kokia žvaigždė toks pasakė labas, aš toks labas ir jis nubėgo atgal laimingas. Bent kažkur žvaigždės. Labas rytas, tai mes tikėjomės šiek tiek vėliau nei tikėjomės. Tai pirmas dalykas, ką mes darom, tai mes važiuojam gerti kavą ir norim nusipirkti bandelį parduotuvį, tiesiog tai pasidaryti labiau tokius French breakfast, nes čia jų tokių iš vis nėra, arba bent jau viskas nebedirba, vienas iš 2. Ir mes visi šiandien kaip tik aptarėm, kad būtų faina, jeigu pas mus būtų virtuvė ir mes galėtumėm kartais tiesiog patys pasigaminti tai, ką mes norim, tipo, tiesiog tų kiaušinių, kiaušinienės, pagal mus, su daržovėm, žodžiu, taip toliau. Mes ne tik būsim Danangė, mes vėl kažkur važiuosim ir ten, kur mes važiuosim, ten bus virtuvė ir ten galėsim jau gaminti savo pusryčius.
Tai va, atvarėm tiesiog į vietinę kavinę. Užsisakėm 2 kapučinos, 1 kapučino kaina eurą čia. Kainuoja, man įdomu, kaip padarys. Čia gal sėdam? Čia nors yra. Vat man kiūtinės tos mažos vietelės. Čia kaip pakrenti prie mini staliuko. Niekas nedirba. Važinėjom, bandom rast maisto. Niekas nedirba, bet mes ką tik išgėrėm kavos vietiniai kaviniai, kur jums rodžiau. Ir dabar, kaip mes ten valandą gal sėdėjom ir dabar norim valgyti, net ir pardės nebedirba. Tapsime, atvarėm į didelę pardę kaip Maxima ir žmonės nuvažiavo sako tomorrow. Ir taip kiekvieną dieną, kad tomorrow. Taip nesakė, šinkum pankum kinkum, tomorrow. Nu tai tada aš paklausiu tomorrow, yes tomorrow. Nu tai nesakytų. Aš manau, jis tiesiog pakartojo tą žodį, nes tu pasakai. Ne. Aš nesutinku su Igno nuomonė, nes aš esu garantuota, kad pasakė, kad tomorrow. Jis dabar sakė kažką apie chickeną. Aš galvoju, kodėl jis man apie chickeną šneka. Žodžiu. Chicken bicken. Mes vidury kelio stovėm, ieškom kur pavalgyti. Galiausiai po ilgų paieškų mums pavyko rasti vieną vietą, vietinę. Tikiuosi, čia viskas bus skanu ir viskas bus gerai. Tik būna labai ilgi stalai, va tokie va, kur taip pat tu gali sėdėti. Nu ir va ten va iškabintas maistas maždaug. Realiai vietinės jau vietos visus vienodus. Jo. Taip, va šitie įrankių laikikliai vienodi, identiška soja, identiški įrankiai. Gal biškai mačiau padažų čia tik tai. Ir mes užsisakėm kokosą pagaliau po 20 dienų. Hebra, jeigu jūs būsit Azijai, jis privalo pirkti kokosus ir gerti, jie žiauriai skanus. Bet tai niekur nebuvo normalus kokosas už eurą, už ten eurą pem, kur mes visą laiką pirkdavom. Ne, mes už 9 centų pirkdavom. Tai mes buvom pasiruošę čia pirkti už eurą. Bet visur buvo virš 2, virš 3 eurų kokosas. Tai mes nepirkom. Ir laukiam momento, kai mes rasim normalią kainą. Tai radom pagaliau. Mūsų pasirinkimas, matau, kiniečiai su chalatais atėjo į paplūdimį. Įdomiai. Ką tik jums rodžiau kinus ir tiesiog labai, ar čia japonai ir kinai, nežinau, bet aš turiu nuojautą, kad kinai. Ir šiaip šiame mieste, kur mes dabar esam, Danangė, yra labai daug skirtingų rasių žmonių. Tai labai įdomu pastebėti jų kultūrinius skirtumus, bet ypatingai daug čia yra kiniečių. Tada iš Pietų Korėjos nemažai žmonių, ir porą rusakalbių girdim. Bet čia gali būti ir ukrainiečiai, ir rusai, ir baltarusiai, žodžiu, nežinia, bet žodžiu rusakalbiai žmonės. Tai jo, tai įdomus stebėti skirtumus, pavyzdžiui, kad ateina žmonės su chalatais ir čia dėl to, kad turbūt pirmoje linijoje yra šitie viešbučiai. Tiesiog įdomiai, kaip jie skirtingai apskritai elgiasi ir, pavyzdžiui, nežinau, ateinant į restoraną, jie labai įpratę yra įlysti prieš tave arba, bet aš čia nekalbu apie visus, aš kalbu būtent apie tos, su kuriais mums teko susidurti su žmonėmis iš Azijos ir, pavyzdžiui, nežinau, ten, eini į tualetą, atsistoji į eilę, stovi ten, pavyzdžiui, bet aš matau, kad vietnamiečiai, aš jau matau, mes jau su Ignu dabar matom šiek tiek skirtumą tarp tailandiečių, vietnamiečių, kinų, pietų korėjiečių ir tie vietiniai, jie tiesiog stovi eilėje ir stovi, jie visi tvarkingai sustoja, bet aš atsistoju už jų ir iš karto ateina, turiu nuojautą, kad čia yra kiniečiai kažkodėl, nes taip atrodo, mes taip su Ignu nusprendėm ir jie užlenda. Jie tiesiog nueina ir, pavyzdžiui, jeigu kažkas išeina iš tualeto, jie iš karto eina tiesiai, jie nesustoja į eilę. Tai čia tokie mini dalykai, ką mes pastebėjom ir tas pats buvo, kai mes nuomojomės baiką, nes mes stovim lauke, laukiam eilėj, nes viduje stovi žmogus, derina reikalus ten su tuo nuomotoju, mes stovim lauke prie to įėjimo ir ateina kinietis, jisai vėliau pasakė, kad jisai yra iš Kinijos, nes tiesiog atėjo, įėjo į vidų ir stovi. Ir Ignas toksai, tipo, sorry, bet mes čia stovėjom, laukiam. Visi toksai, ką? Sako, mes čia stovėjom, laukiam, tipo, tai gal už mūsų atsistokit, gražiai labai. Ir tas bičas toksai, okei, o iš kur jūs esat? Toks vapšė apie kitką pradėjo šnekėti, mes ten iš Lietuvos, o jūs iš Kinijos, okei, ir stovi toliau. Ir Ignas tiesiog nuėjo prieš jį atsistojo, nes, seni, tipo, tu bandai čia pokalbį kažkokį tiesiog nuimt nuo savęs tą atsakomybę, kad jis nežinau, kas čia buvo, bet tiesiog, kad jiem biški dzin, bet aš tai suprantu todėl, kad pas juos yra belenkoks kiekis žmonių šiaip šalyje ir tiesiog jie yra taip įpratę. Jiem čia nėra nemandagumas, jiem tiesiog čia yra gyvenimas, nes kitaip jie jaučiu nieko nebegautų, jeigu jie visi stovėtų eilėse, būtų tokie draugiški ir mandagus, tai jie jaučiu, jie tenai
Nu, jų šalyje tai neveikia. Aš taip įsivaizduoju, aš nesu tikra, aš tiesiog taip galvoju. Mano čia yra hipotezė. Tai va, kas dar, ką norėjom papasakoti. Šiandien mes atvarėm realiai į paplūdimį tiesiog pabūti, pačilinti, va, užsisakėm kokosų savo atsigerti, nes pagaliau jau radom normalias kainas, nes matyt dabar pradėjo po truputėlį tik po savaitės realiai šventimo, atsirado vis daugiau vietų, kurios dirba čia ir dabar mes galim daugiau turėti pasirinkimo išsirenkat vietą, kur mes norim valgyti, kur mes norim gerti. Aišku, šiandien mes maisto irgi belenkiek ieškojom, galiausiai vietinę radom, bet sunkoka čia su visais šitais dalykais. Jau saulė slepiasi, jau gal reiks greitai varyti namų čia, padirbėti ir tada norim vakarę su Ignu nuvaryti į beach clubą. Bet nežinau, šiandien sakė, mums vietiniai sakė, kad šiandien ir rytoj bus daugiausia žmonių, nes pirmadienį jiem baigėsi atostogos, o šiandien yra šeštadienis. Tai sakė, jau bus belenkiek. Tai sakė, ruoškitės, gal net į miestą geriau net nevažiuokit, nes sako, tiesiog bus belenkiek žmonių. 5 aukštai. Matemba ir žodžiu. Mes va gyvenam 3 aukšte. Yra living room. Va tokia virtuvėlė. Šiaip virtuvė visa. Va jų nuotraukas kabo žodžiu. Man labai keista, kad jų bandelės yra va tokiuose maišuose. Nu, tipo, va tai va patiektos. Tai iš vis žiauriai juokinga, nes čia atrodo visiškai padažyta kažkas. Bet va, viskas yra plastikinėse maišeliuose, va tokios. Aš suprantu, kad negestų ilgiau, aš nežinau. Bet nesinori imti dėl to, nes kažkoks atrodo nelabai šviežia. Radau produktą, kuris galioja iki šiandien. Aš noriu paragauti mačą pokį, tuos va šitą noriu paragauti, neragavus. Ir va šitą gėrimą, nes jis žiauriai populiarus yra. Tai va, vitaminas C. Ignas apsipyko, kad per visam parkingę ir čia pastatė prie jo. Jis norėjo arčiau tavęs. Pastatyti per metrą. Pažiūrėkite mūsų pirkinis, mūsų holas. Nesąmonių. Bet su tokiu žmogumi aš gyvenu.